rugsėjo 5 dieną aš, Eduardas Vaitkus, paskelbiau, kad aš dalyvausiu rinkimuose. LRT, valstybinis transliuotojas, gavo mano šitą irgi pranešimą. ELTA ir BNS išplatino visoje Lietuvoje. LRT totaliai ignoravimo mašiną įjungė, jie nieko nežino, jie kalba apie kaip galimus kandidatus, kurie nėra pareiškę, ar jie kandidatuos, o aš pareiškęs kandidatavimą esu nustumiamas į šoną, ta prasme, kad manęs nėra. Šiandien Orlauskas paskambino, jums vienas žinomas iš šeimų maršo organizatorių. Orlauskas sako, vat ką tik atsitiktinai sužinojau, kad ir jūs kandidatuosite ir esat paskelbęs. Tai penktadienį einu pas jį į studiją ir kalbėsiu apie savo programą, ką aš siūlau Lietuvos žmonėms. Tai čia pabaigsiu dar. Klausimas yra tame, aš siūlau jums Lietuvos žmonėms. Nesiūlau jungtis su kažkuo tai kitu, kuris net nepareiškęs savo ketinimo, bet kuris tarėsi, čia šios dienos straipsnėje, su visom partijom. Ir kairės, ir dešinės, ir kokiom tik norite. Aš asmeniškai su jokiom partijom nieko nesitariu, nes su jomis tartis negalima, nes jie yra 30 metų tie patys ir jie atsakingi už padėtį, kurią mes turim Lietuvoje. Aš tariuosi tik tai su jumis, su Lietuvos žmonėmis. Norite? Palaikykite mane. Pritarėt mano mintim? Palaikykite mane. Nes jūs esate jėga ir jūs esate vieninteliai Lietuvos šeimininkai, o ne tos partijos, kuriomis pasitikė 5-7% Lietuvos gyventojų, bet kurios nustato, kaip mes visi turime gyventi. Ir kai jos išleidžia tuos įstatymus, natūraliai tie įstatymai tampa atmetami man iš vidaus, nes jie nesavi, jie svetimi, jie yra partijų, kuriomis aš nepasitikiu, kurios mane apiplėšinėja ir pardavinėja Lietuvą. Taigi, man jungtis su nieko nereikia. Jūs pasakysite, ar jums tinka mano mintis, ar ne, ir jūs esat vienintelis atskaitos taškas, kuris ir tai gali įvertinti. Prezidentas gali išreikalauti, išsireikalauti, išspausti iš šito Seimo, pasitelkęs netgi ir žmonės. Aš kartu su žmonėm mitingas prie Seimo. Prašau priimti tokius ir tokius apsvarstyti įstatymus. Galima priversti, kad jie elgtųsi padoriau. Ne visai padoriai, bet padoriau. Bet šitas klausimas yra svarbus dėl to, kad reikalinga politinė jėga ir Seime, su kuria būtų galima kalbėti unisonu, vienu tonu, vienom mintim. Ir tada maksimaliai reikia, aš esu maksimalistas, reikia 85 Seimo narių, kad būtų konstitucinė dauguma ir kad būtų galima pakeisti padėtį Lietuvoje iš esmės. Kiti metai šiuo atveju yra dėkingi, nes tai yra lūžis visam pasaulyje. Šitie metai ir kiti metai lūžio visam pasaulyje, geopolitiniam kontekste lūžis, ekonominiam kontekste lūžis. Šitą pasiekti galima per prezidento rinkimus. Jeigu mūsų balsas bus pakankamai garsus, tai tada nesvarbu, kas bus išrinktas Lietuvos prezidentu. Vienu atveju lengviau, jeigu vienas asmuo, kitu atveju sunkiau. Paskui mes, Lietuvos žmonės, savo sprendimu galime ir aš manau turime įkurti savo žodžio partiją, nesakysiu, o savo politinį judėjimą, kuris užsitikrintų kitų metų spalio mėnesį rinkimuose daugumą.
jeigu tam pritarė Lietuvos žmonės. Kad mes šiuo požiūriu nesam išimtis, aš pasakysiu Vokietijos pavyzdžių. Alternatyva Vokietijai. Partija yra dabar per apklausas, žmonių apklausas. Nepaisant to, kad Vokietijos prezidentas, kuris seniau buvo užsienio reikalų ministras, Vokietijos prezidentas tiesiu tekstu pasakė šitą partiją, kad labai bloga, ir jis panaudojo tokį terminą alternatyva Vokietijai. Jie peržengė visas ribas, maždaug juos uždrausti jau reikia. Taigi pagal apklausas kitais metais jie virš 20% Vokietijos parlamento rinkimuose surinks balsų. Yra kairiosios partijos, jie yra dešinieji, kairiosios partijos yra buvusi vadovė, o dabar įstojusi ir apie ją kalba, kad jeigu tik ji sukurs savo partiją, 20-25% balsų Vokietijoje balsuos už ją, o jinai Sarah Wagenknecht. Jinai kalba tiesiu tekstu, reikia sustabdyti nereikalingą Europoje karą Ukrainos teritorijoje. Reikia atgaivinti ekonominę Vokietijos galią. Aš nuo savęs sakau, Financial Times tiesiu tekstu rašo. Vokietijos ekonominis stebuklas buvo galimas dėl to, kad ji nuo TSRS laikų, nuo 1967 metų iki dabar, iki praėjusių metų, gavo pigius energetinius resursus iš buvusios iš Tarybų sąjungos, o paskui iš Rusijos. Ir buvo vykdomi kontraktai tvarkingai, niekada nieko nebuvo nusižengiama. Ir tai buvo Vokietijos klestėjimo pagrindas. Dabar tas pagrindas yra naikinamas. Ir viena jėga, alternatyva Vokietijoje, ir už Saros Wagenknecht esanti jėga, kairiosios partijos, jos sako, taip nebeturi būti. Grįžkime į Lietuvą. Tai prezidento rinkimams pasibaigus arba prieš pasibaigiant, manau, mūsų visų, kurie palaiko mano nuomonę, uždavinys įkurti savo judėjimą. Judėjimą sakau, kad nereiktų žodžio partija pavadinti. Į savo judėjimą, kuris mūsų interesus ir mūsų požiūrį perkeltų spalio mėnesio rinkimuose į Seimą ir mūsų balsas būtų girdimas. Ir tiem sisteminiam partijom, ar čia Gražulio partija, ar čia tautininkais pasivadinę centristais, ar tie liberalai, ar tie, kuriuos vadina konservatoriais, nors jie nėra konservatoriai, o Landsbergio partija, jie Skvernelis, kuris atvedė į Lietuvą, kuris Ignitis, valstybinė institucija, elektros tiekimo institucija, paėmė ir pasakė, viskas turi būti privatu ir nuo 26 metų nebebus valstybinės energetinės šitos institucijos, tik privati. Pelnas vien per 6 šių metų mėnesius 150 milijonų. Kas tą pelną atnešė? Mes, eiliniai Lietuvos žmonės, kurie permokam už viską. Skvernelio vyriausybė, Skvernelio Karbauskio vyriausybė taip patvarkė, kad tai būtų. Ir jūs po to kažką norite sakyti, kad jie opozicijoje, jie toj pačioj sistemos pozicijoje. Mes galime po prezidento rinkimų sukurti savo nesisteminę jėgą, kuri pareikalautų atsakomybės Seime per spalio mėnesį rinkimus įgavę, juridiškai įgavę oficialią teisę reikalauti. Visi Lietuvoje yra žmonės ir visi yra svarbus. Mums į tai būtina atsižvelgti, nes Lietuvos nebeliks. Aš pateikiu jums savo kandidatūrą ir aš galėjau pateikti, aš ir pateikiu jums savo kandidatūrą. Ar jūs balsuosit ar nebalsuosit už mano, ne už mano asmenį, ne už mano kaklaraištį, o už mano mintis ir už mano idėją, kaip turi Lietuva atrodyti.
Tai bet koks jūsų balsavimas man yra geras. Tai nėra pralošimas mano asmeninis. O pakartosiu aš į tą jūsų klausimą, aš esu kovotojas. Aš esu tas, kuris gali kovoti ir kuris kovojo dešimtmečiais vienas. Ir tada man labai patiko. Pas kardinolą Sigitą Tamkevičių aš buvau vieną sykį. Ir sakau, aš va taip tą ir tą darau, rezultato nėra, nes aš vienas. Aš vienintelis. Sakau, aš suvokiu, kad, filosofiškai žiūrint, svarbu procesas. Procesas. Galinis rezultatas, visada jisai keičiasi. Ir kardinolas sako man, ir aš tą pasakiau, suvokdamas, ir, kad pritarti yra lengviau, negu kažką pasakyti pritariu ir aš pritariu, taip. Ir kardinolas pasakė, oi, ne. Rezultatas irgi labai svarbus. Tai aš visą gyvenimą kovojau vienas ir supratau, kad ten poziciją aš rodau, laimėti šanso nėra, nes aš vienas tarp visų. Bet dabar aš kreipiuosi kartu su jumis. Ir jeigu jūs palaikote šitas mintis, tai aš jau ne vienas. Ir mūsų tada yra jėga, su kuria privalus laikytis, jiems skirstyti šitos jėgos, suskaidyti, kad jie norės, čia visai man suprantama, ar ne? Bet mes kaip jėga, kaip valia galime ir privalome pasiekti rezultato. Ar čia bus spalio mėnesį rinkimai, ar kada, mes turim pasakyti, kad mes nenusileisime. Ir mes esam Lietuvos šeimininkai, o ne tie, kurie primetami ant mūsų galvos. Užsienio politikoje elementarūs. 3 principai. Lygiateisiais pagrindais mes bendraujam. Lygiateisiais. Nieks neturi teisės nurodyti. Vykdyk komandą. Vykdyk komandą. Ir Lietuvos vykdo komandą. Antras. Mes turim pažadėti nesikišti į kitų šalių reikalus ir neprisidengti laisvę, lygybę, demokratiją, kokio nors LGBT teisėmis, sekso pozos teisėmis. Mes turim nenurodinėti. Ir mūsų santykiai su užsienio kaimynais privalo būti Lietuvos žmonių gerovės vardan. Lietuvos Seimas priėmė įstatymą, kuriame parašyta: iš Baltarusijos elektrinės atominės galima pirkti 0 megavatų energijos, kilovatvalandžių energijos, megakilovatvalandžių energijos. 0. Įstatymas toks priimtas. Tai šitoj vietoj, jeigu mes nesikišam į aplinkinių šalių reikalus, o sakom, ekonominė plėtotė tarp mūsų šalių abiem šalim yra naudinga, tai žalia gatvė tokiai plėtotei. O ne tai, kad ne artima, o tolima šalis. Ką mes pasakėm Kinijai? Ne mes. Mūsų valdžia, kuri kalba mūsų balsu, nes mes jai suteikėm tokias teisės. Ką pasakė Kinijai? Taivanis ne jūsų problema, čia kaip Lietuvoje Žemaitija būtų. Ir mums kažkas pasakytų, Žemaitija ne jūsų problema. Žemaitija turi būti atskira nepriklausoma šalis, nes mes taip nusprendėme. Mes pamokiname kitas šalis, kaip jos turi gyventi. Tai šitokiem pamokinimam turi ateiti galas. Mes visi esam broliai. Broliai Latviai. Broliai ir tie patys Lenkai, su kurių bendra valstybė buvo, bet tik tai reikia atsargiai žiūrėti. Kai užsienio reikalų ministras pasako, čia yra abejotina, kad Vilnius buvo okupuotas Lenkų.
šitą požiūrį galima suprasti. Nes iš Lenkų pusės žiūrint, Vilnius yra Lenkijos miestas. Bet iš Lietuvos pusės žiūrint, Vilnius yra Lietuvos sostinė ir Lietuvos miestas. Nepaisant to, kad tuo metu, kai tai buvo paskelbta, Vilniuje 2 procentai Lietuvos gyventojų. Vilniuje lietuvių 2 procentai gyveno. Tik 2 procentai lietuvių gyveno Vilniuje. Mes jį paskelbėm savo sostinę, nes taip istoriškai. Paskui Lenkai turėjo didesnę karinę jėgą. Lenkai užėmė Vilnių, nes iš jų požiūrio negalima sakyti, kad absoliučiai neteisingai. Mes buvom sudėtinė Žečpospolitos dalis. Lenkija viskam vadovavo. Jų požiūris irgi suprantamas. Bet vėl jie mūsų kaimynai, kurie reikalauja iš Amerikos savo teritorijai turėti atominį ginklą. Ir mano retorinis klausimas. Su visa pagarba Lenkijai. Mano retorinis klausimas. O jeigu arba kai Lenkai taps atominę valstybę, turinti atominį branduolinį ginklą ir jos lakūnai jau yra apmokyti mėtyti atominės bombas. Lenkija 1938 metais išprievartavo, 1938 metais išprievartavo Lietuvą. Kad nepasikartotų istorija, mes atvirą dūšią su Lenkija bendraujame, bet atsargumo ir budrumo nereikia prarasti. Čia lygiai taip pat Baltarusija ar Rusija. Tai Lietuvos ateitis, aš matau, esminė situacija. Išlaviruoti, pasakant, kad mes esam nekariniu būdu nusiteikę spręsti klausimus ir mes esam ekonominio bendradarbiavimo pagrindas. Lietuva gali būti tiltas tarp rytų ir vakarų. Toks tiltas, kaip buvo Suomija daugelį dešimtmečių. Suomija buvo tiltas ir iš to jos klestėjimas. Norvegija surado dujų naftos, iš to klestėjimas, o Suomijos klestėjimas iš tilto buvimo tarp rytų vakarų. Lietuva irgi gali būti toks pat tiltas. Tai reikia tiesiog žiūrėti aplink ir aiškiai artikuliuoti savo kryptis ir mintį ir atsisakyti vidinio terorizmo. Dar užakcentuosiu, kai Lietuvos LRT kanalas viešai parodo per žinias, kad yra fondas tiek tai milijonų eurų ir bus fondas tas išmokėtas tiem asmenim, kurie suims Baltarusijos prezidentą Aleksandrą Lukašenką. Šitokią informaciją pateikia valstybinė televizija. Tai po šios informacijos aš ir parašiau laišką Baltarusijos piliečiui Aleksandrui Lukašenka, kad aš nepritariu tokiai valstybiniai pozicijai ir kad aš atsakingas kaip Lietuvos pilietis, kad Lietuva netaptų teroristinė valstybė ir neskirtų ir neskelbtų apie premijas milijoninės už kažkokio žmogaus suėmimą kitoje šalyje. Nes tokiu atveju gal tada Minske arba Marse kažkokioj šaly ims ir paskelbs premiją, kas suims Lietuvos ministrą pirmininką arba Lietuvos prezidentą. Iki kur mes nueisime? Tai su kaimynais draugiškai. Yra eiliniai žmonės negali, jie natūralu, jie negali žinoti medicininių elementarių kabliukų, nesudėtingų. Daugelį problemų medicininių galima išspręsti elementariai.
Niekur nereikia specialiai važiuoti. Jas reikia pradėti spręsti, kol dar žmogus beveik visai sveikas. Jau vos prasideda. Arba nuo gyvensenos ugdymo, nuo darželio pradedant. Tada nepastebimai, tada nieko nedarant. Tiesiog žmogus pasidaro sveikesnis ir gyvena 70 metų nieko nesirgdamas. Tai yra tam tikros kryptis, kuriom galima skirti pinigų. Mano išsireiškimas man labai patinka, ne mano išsireiškimas. Danijoje labai seniai jie išsireikščio šitaip. Jie nusprendė Danijos valdžią paaukoti vienos kartos, karta 30 metų skaitosi, Danijos gyventojų dantis. Ką tai reiškia? Neskiria pinigų, dantis tvarkotės iš savo kišenės, mokat viską, neskiria pinigų. Bet jie tuos pinigus, kurie buvo paplanuoti skirti, jie paskyrė profilaktikai. Praėjo 20 metų ir Danijoje nebėra dantų karijoso. Nebėra. Nėra kaip mokyti studentus ir taip toliau. Nebėra. Jie paskyrė protingai, paskyrė profilaktikai, kai liktai nieks nesimato. Po metų rezultato nebus. Po 5 metų rezultato nebus. Po 10 metų dar rezultato nebus. Politikoje kame yra problema? Ateina politikai, 4 metai Seime ir po 1,5 metų, jeigu ko jau nepadarei, daryti nebegalima, nes efekto nebus ir už tave neprabalsuos sekantį kartą po 4 metų. Tai va šita klampynė dėl to ir vyksta. Tai pirminės sveikatos apžiūros stiprinimas rajonuose arti gyvenamosios vietos yra privalomas. Galima, esu kalbėjęs, rašęs ir net per televiziją rodė, kad rajoninės ligoninės gauna tokį finansavimą mažą. Visiškai maža. Jiems užtenka tik tai šildymui, elektrai, vandeniui, atlyginimam, o vaistam ar tyrimam praktiškai nelieka. Tai jeigu tokį finansavimą oficialiai ligoninė gauna, tai yra imitavimas gydymo, imitavimas sveikatos apsaugos priežiūros. Tai ne priežiūra, tai imitavimas. Kažkadaise profesorius Brėdikis, jisai buvo labai seniai sveikatos apsaugos ministras, labai teisingai įsireiškė ir parašė, kad žmonės atsigula į ligoninę pasišildyti, nes ten šilčiau negu namuose, o pinigų daugiau niekam nelieka. Tai dabar didžiosios ligoninės, kuriam finansavimas yra kitoks ir jos gali pakankamai gydyti ir tirti, o mažos padarytos tokios, kad jos nieko negali, jos vos išgyvena. Tai tada natūralu, kad jų rezultatai blogi. Natūralu, kad žmonės tą patys pajaučia ir tada nori važiuoja kažkur į centrą. Bet tą galima sutvarkyti. tą galima sutvarkyti perskirstant. Bet kažkadaise vėl rašiau. Ministras buvo Veryga. Tai aš rašiau apie kaulų čiulpų transplantaciją. Kaip Kauno klinikose paėmė ir pradėjo vėl kaulų čiulpų transplantaciją, tai hematologija, tai kraujo ligos, tai pagal mano specialybę. Tai pradėjo kaulų čiulpų transplantaciją, nors tą patį padaryti ir toliau galėjo ir Vilnius. Tik tai reikėjo paskirti iš ligonių kasų pinigų ir Vilnius būtų padaręs. Pajėgumų jie turėjo. Bet Kauno klinikų vadovo asmeniniai interesai, nes o ir mano ligoninėje atliekamos tokios procedūros, buvo svarbesni negu visos Lietuvos interesai. Ir aš rašiau, Veryga, ministras Veryga, nesugebėjo apriboti asmeninių, institucinių Kauno klinikų interesų. Ir jisai joms nusileido. O ką padarė dar klinikos prieš tai? Jie apie 3 milijonus eurų iš savo vidinių resursų. O iš kur vidiniai resursai? Arba iš medikų atlyginimo, arba iš ligoniam reikia. Ligonių kasos moka tam tikrus už tyrimus, ar ne? Ligonių kasos moka už gydymo epizodą.
tiem ligoniam mažiau tyrimų, sutaupai pinigus ir tada iš tų pinigų 3 milijonus eurų išleido, apie 3 milijonus eurų išleido ir pas save pradėjo daryti kaulų čiulpų transplantaciją, o paskui pareikalavo ir per teismus, duokite ir mums teisę, nes ligonių kasos už vieną transplantaciją apie 60 000 eurų sumoka. O jeigu darysi truputį kitokią tą transplantaciją iš kito žmogaus, tai 150 000 eurų už tą procedūrą. Viskas į pinigus. Ir tada aš sakau, ne viskas ne į pinigus, tai pinigus, bet ministras nenorėjo ar negalėjo suderinti institucinių interesų ir visos Lietuvos interesų. Nes jeigu visi Lietuvos interesai, Vilniui paskirkime daugiau pinigų, nereiks jokių įdėjimų, pas juos viskas padaryta. Tai aš čia kalbu tik tai kaip pavyzdį, kaip sveikatos apsaugoj lygiai taip pat. Mano frazė, finansiniai resursai sveikatos apsaugoj yra paskirstomi, kad įgyvendinti tam tikrą biznio planą. O nauda ligoniui būna kaip šalutinis efektas to plano įgyvendinimo metu. Pabaigsiu. Pinigų trūksta, pinigų nėra ir taip toliau. Ministras Veryga pradėjo pirkti, jis pirmasis pradėjo pirkti. Už vieną ampulę, pirmas pirkimas buvo 43 000 eurų už vieną ampulę, o čia spalio mėnesį buvo. O nuo kitų metų 70 000 eurų už tą vieną ampulę. Kai viena ampulė vienam žmogui nieko neįsprendžia, 2 ampulės nieko neįsprendžia, 5 ampulės nieko neįsprendžia, pasveikti neįmanoma, gyvenimo kokybė pagerėja. Tai šitaip elgiantis, keli šimtai tūkstančių eurų, dėl to, kad kai ko gyvenimo kokybė pagerėtų. Aišku, viskas žmogaus geroviai. Pakartosiu, finansiniai srautai yra skirstomi tam, kad įgyvendinti biznio planą, o nauda ligoniui būna šalutinis efektas to biznio plano įgyvendinimo metu. Tiem vargšam žmonėm, kurie tikrai vargšai, ta liga sergantis, nenavikinė liga sergantis, tiem vargšam žmonėm tikrai buvo geriau, kai tuos vaistus suleido. Bet vieno tokio žmogaus gydymas, 300 000 eurų, 500 000 eurų. Ir tada klausimas, ar visi žmonės Lietuvoje gauna vienodo lygio, ar socialinis teisingumas medicinos sferoje yra ar nėra? Aš jums atsakau, jis didėja, ta neligybė, socialinė neligybė sveikatos apsaugos sistemoje didėja, o ne mažėja. Tai šitą sistemą aš truputį išmanau. Tai mylėkime save, o jeigu myli save, tai tada mylėsit ir visus. Nes visi mes esam žmonės ir visi turim potencijos. Visi turim galimybės nešti ir gėrį, ir supratimą, ir šviesą. Bet taip pat turim potencijos ir destrukciją nešti. Bet nuo mūsų nusiteikimo viskas priklauso. Jeigu norite nešti šviesą, tai jūs ir nešite. Sėkmės mums visiems.